Good evening, all the followers of folklore, all the fosters, everyone who love. Welcome. Mes iš ties labai nuoširdžiai džiaugiamės šiandien visais jumis susirinkusiais čia ir koncerto dalyviais, ir žinoma žiūrovais, ir palaikytais, ir bičiuliais, partneriais. Ir visiems mums tik yra didžiulė dovana būti tokio nuostabaus grožio ir puikios natūralios akustikos naujoje Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salėje. Tad kviečiame sutelkti dėmesį, skambesiui ir vyksmui scenoje bei mėgautis koncertu. Okay. We're as festival participants and all the performers today, this concert. It is truly a gift. We will share. It is truly a gift to be in the new Lithuanian State Symphony Orchestra concert hall of such spectacular beauty and great natural acoustics. Let's give our full attention to the sounds around us and action on stage and enjoy the concert. Pradedam.
Klaipėdos suplaukė, sugužėjo į Vilnių, į Lietuvą, į 36-ąjį tarptautinį folkloro festivalį Baltika, pasaulio garsai ir spalvos. Na, iš tiesų esame pasiilgę festivalio, tikro, gyvo festivalio. Nes prieš tai, 2017 metais, prieš 7 metus ir buvo tas paskutinis gyvas. Pandemijai sutrukdžius 2021-aisiais vietoj įprasto festivalio surengėme nuotolinį Baltijos šalių forumą. Todėl su ypatingu džiaugsmu pasitinkame festivalio svečius šiandien čia didžiajame koncerte Atsivėrimai. Thousand fellows of the world that came from far and wide to Vilnius, Lithuania, to the 36th International Folklore Festival Baltica. We have really missed this festival, as it has been 7 years since its last live iteration in Lithuania in 2017. Due to the pandemic in 2021, we could not hold the festival as usual and organized an online forum instead. But that only means that we are all the more excited to see festival participants here today at the gala concert Revelations. Šią progą sveikinimo žodį kviečiame tarti Lietuvos Respublikos kultūros viceministrą Vygintą Kasparavičių. Gerbiamas Seimo kultūros komiteto pirmininkė, gerbiami žiūrovai, festivalio organizatoriai, žinoma, dalyviai ir svečiai. Didelis džiaugsmas šiandien sveikinti jūs visus jau 36 kartą surengiant tarptautinį folkloro festivalį Baltika. Šis festivalis prasidėjęs čia Vilniuje 1987 metais labai greitai tapo ypatingų reiškinių, ypatingų įvykių, kuris reprezentuoja, pristato ir puoselėja ne tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bet kultūriškai ir geografiškai daug platesnio šalių rato nematerialųjį kultūros paveldą ir tradicijas. Labai smagu greta egzotiškų šalių - Indijos, Maroko, Slovakijos, Graikijos matyti ir Ukrainos vėliavą šalies, kurios žmonės šiandien ginklu gina savo identitetą, savo laisvę ir savo teisę egzistuoti. Na, o Baltijos šalis, kaip niekas kitas, gerai žino, kokia stiprybė ir koks didis ginklas yra kultūra, šokis ir dainos. Iš dainų gimė mūsų dainuojančios revoliucijos, su dainomis buvom susikibę rankomis Baltijos kelyje ir liudijome mūsų bendrą siekį laisvę. Tad, būdami šioje laisvėje, nepamirškime, kad mūsų stiprybės šaltinis visuomet buvo, yra ir bus tradicija, daina ir šokis. Ačiū labai, linkiu jums nuostabių įspūdžių šiandien Vilniuje ir kitose miestuose, kur iškeliaus šis festivalis. And very brief summary in English. It is very big privilege for me to congratulate you all here in Vilnius on this very special occasion, International Baltica Folk Festival, which already is going on the 36th time. I'm very glad that this event became very significant event and representing not just the heritage of Baltic states, but much broader countries. I'm very glad to see among the flags the Ukrainian flag, the flag of a country which fighting with weapons in their hands for their culture, their identity, language, and for the freedom of theirs and the freedom of ours. And the Baltic countries knows very well how powerful weapon is culture, songs, dances, and I wish
that we all celebrate our future and this festival with songs and brilliant events. Thank you very much.